Sveiki, mano vardas Algirdas Karalius, iki šiol noriu jūs visus pasveikinti, kad atėjo vasara ir šis trumpas toks įvadas būtų į temą, kuri vadinasi laimė. Ir skirta aišku tiems, kas iš tikrųjų domisi tokio dalyko kaip laimė. Mokslininkai daug metų tyrė to žmonės, kurie jaučiasi, kad yra labai laimingi ir paaiškėjo, kad galima pagal tų žmonių tam tikrus bruožus išvesti tam tikrą laimės formulę. Jis susidaro iš 3 elementų. Pirmas elementas tai yra genai. Pasirodo, laimės pojūtis tai yra genetiškai užprogramuotas dalykas. Ir jeigu jūs gimėt laimingas, tai žinokit, jums labai pasisekė. O jeigu jūs gimėt nelabai laimingas, tai turiu pranešti, kad jums nelabai pasisekė. Taigi, mokėjimas džiaugtis pasirodo yra įgimtas dalykas. Bet gera žinia yra tame, kad formulė yra dar 2 elementai. Jeigu genų mes nelabai galim pakeisti, tai antras elementas yra toks dalykas kaip aplinka. Pasirodo, nesvarbu nuo to, kokie jūsų genai, jūs galite sudaryti tokią aplinką, kad jaustumėtės labiau laimingi. Taigi aplinka, aišku, ne visuomet nuo mūsų priklauso, bet minimum 51% akcijų valdymo mūsų aplinkos priklauso mums. Taigi antras elementas, kurį mes turim padaryti, jeigu nori būti laimingi, sukurti aplinką tokią, kad galėtum daugiau džiaugtis. Tačiau trečias elementas, tai yra pati geriausia žinia, 100% priklauso nuo mūsų ir tai yra nekas kita kaip požiūris į gyvenimą. Pasirodo, žmonės, kurie yra laimingi, gali būti laimingi, nepriklausant to, kas dedasi aplink jų. Taigi net tie žmonės, kurie gyvena esant prastom sąlygom, gali būti žymiai laimingesni negu tie, kurie turi fantastišką aplinką. Taigi, jeigu mes žinome tą formulę, mes iš tikrųjų perimam į savo rankas tokį dalyką kaip laimė. O mano giliu įsitikinimu, kiekvienas žmogus privalo būti laimingas ir pats didžiausias mūsų tikslas – būti laimingu. Gali kiti klausimai, o kaip tai techniškai padaryti? Gera žinia yra tame, kad aš noriu jūs pakviesti į seminarą, kuriame mes atskleisim visas paslaptis technikos. 4 žingsnių flow sistema yra sukurta tam, kad kiekvienas iš mūsų galėtų išmokti žingsnis po žingsnių, kiekvieną dieną pridėti vis daugiau laimės į savo gyvenimą. Tai bus 4 valandų trumpas, bet labai praktiškas seminaras. Mes tokio dar nedarėm, mes tokį darėm įvadą, Litexpo parduotuvėse kas buvo daug labai žmonių, tačiau neužteko laiko mums atskleisti visus techninius subtilybės, kaipgi tą flow būseną arba tą laimės būseną sukelti savyje, joje būti ir į visą savo gyvenimą įnešti daugiau džiaugsmo ir laimės. Kaip darbe, taip ir gyvenime. Taigi mes per 4 valandas atskleisim jums technologiją. Flow, jūs žinot, yra iš 4 pradžių susidaro. F tai yra fokusas. Mes išmoksim 3 dalykų. Pirmas, į ką mums reikia fokusuoti dėmesį, jeigu norim būti laimingi. Antras dalykas, kaip išlaikyti tą dėmesį. Ir trečias, kada reikia keisti fokusą nuo vieno dalyko prie kito. Būtent fokusas yra pirmas žingsnis, kuris mūsų išmokys daugiau džiaugsmų gauti bet kurioje veikloje. Ar tai būtų darbe, ar tai gyvenime. Jeigu tu valdai fokusą, tu žinok, jau padarai pirmą žingsnį link didesnės laimės ir didesnio pasitenkinimo. Antras dalykas, Lionik, reiškia mokymas. Mes su jumis mokysimės, kaipgi reikia mokytis realiam gyvenime, iš savo klaidų ir iš sėkmės. Mes kalbėsime apie tai, kad mokymas yra 2 tipų, sąmoningas ir nesąmoningas. Ir dėja, daugelis iš mūsų nelabai moka mokytis, naudodami tokį metodą, kuris vadinasi sąmoninga praktika. Mes jo gyvenam, įgaunam patirtį, bet ar mes išmokstam? Ar mes mokėmės iš savo klaidų, iš savo sėkmių? Tai yra didžiulis klausimas. Ir mes techniškai žingsnis po žingsnių perėsim per visus punktus, kurie leis jums žymiai greičiau ir žymiai efektyviau mokytis iš viso to, kas vyksta jūsų gyvenime. Tai bus antras žingsnis, lyg tos flow būsenos, kur iš tikrųjų leidžia žmogui pasijus, kad gyvena pilnavertį gyvenimą. Ir daugiau džiaugtis to gyvenimu šitą flow būseną leidžia. Trečias dalykas tai yra optimal. Tai reiškia, kaip surasti tą pusiausvyrą tarp mūsų ambicingų tikslų ir tarp mūsų kompetencijų sugebėjimo pasiekti tai. Tai iš tikrųjų yra ištisas menas. Mes žinom, kad yra daug žmonių, kurie jau nieko nesitiki, taigi jų ambicijos yra labai mažos ir dėl tų gyvenime kažko trūksta. Tačiau jie yra realistai, bet jiems yra labai nuobodu. Taip? Kodėl? Todėl, kad kiekvieną dieną nieko naujo. Gaunu tai, ką iš tikrųjų jau ir vakar gavo, ir užvakar. Kita dalis žmonių per daug užsibrėžia didelius tikslus ir dėja jų nesugeba pasiekti. Tai yra antras kraštutinumas. Mes su jumis mokysimės taip nustatyti gyvenime tikslus, taip ir asmeniniam gyvenime, taip ir darbe, taip ir šeimoje, kad kiekvieną dieną siekiant tikslų
gauti ir didesnės kompetencijos. Ir atvirkščiai, gaunant kompetenciją, didinti tikslus. Taigi mes išmoksim techniškai surasti optimalią pusiausvyrą tarp ambicingumų ir kompetencijos. Ir ketvirtas pats įdomiausias bus, tai yra 4 valanda bus tai skirta, tai yra būsinai wow, kai mes kiekvieną akimirką, būdami čia ir dabar, sakom wow, tikrai verta gyventi. Ir aš žinau, kad lietuviai iš tikrųjų yra malačiai, bet mes dėja ne visuomet mokam būti čia ir dabar, ne visuomet mokam džiaugtis ir net labai būnam savikritiški ir tai visą atima iš mūsų tą gyvenimo jausmą džiaugsmą. Taigi 4 valandas, 4 raidės, 4 žingsniai ir 4 praktiniai įgūdžiai, kurie kiekvienam iš jūsų leis tapti žymiai laimingesniu žmogumi. Taigi gera žinia, jūs galite būti laimingi. Antra gera žinia, jūs privalote būti laimingi. Ir trečia žinia, nepriklausomai to, kaip jums sekasi dabar, jūs galite kiekvieną dieną didinti laimės kiekį, o tai reiškia vis dažniau ir dažniau jūsų artimieji, jūsų vedėja pamatys šypseną, sakys, klausyk, kas su tavim čia darosi, kuo tu toks laimingas? Tuo metu, kai visa Lietuva liūdi, tu esi laimingas. Aš galvoju, kad tu tiesiog privalai būti laimingas. Ir jeigu tiesiog tau ne visuomet pavyksta, ateik į seminarai, mes sutim praktiškai, kaip ir bet kurį įgūdį, kaip skaitimo įgūdį, rašymo įgūdį, tu išmoksi būti laimingesniu. Taigi, kviečiu susitikimą ir mes įpūsime daugiau laimės į tavo šypseną, į tavo akis ir tavo gyvenimą. Iki pasimatymų.